Kukardą Patriciją, kad būtų patogiau, visi vadino tiesiog Kuke. Jai tas nelabai patiko, nes Kukarda manė, kad visi kvaksių statytojų giminės atstovai privalo turėti kuo ilgesnius ir nesuprantamesnius vardus. Jinai šniokšdama iš įtempimo, kaip tik baigė statyti savo jaukią medinę trobiukštę. Sveika, Kuke, tarė pro šalį eidamas Nevėkšlius. Aha, burptelėjo Kukarda ir net nosies nepakreipė. Statai naują namą? Pasiteiravo Nevėkšlius. Mataigi, nekantriai tarė Kukarda. Nebijai, kad atims? Paklausė Nevėkšlius. Šitas klausimas Kukurdai labiausiai nepatiko. Neduosiu, tarė ji ir rūsčiai dėbtelėjo į Nevėkšlių. Šis nepatikliai vyptelėjo. Tu esi tokia stora, baili ir geraširdiška, kad bet koks pašlemėkas gali iš tavęs viską atimti, tarė jis. Ak tu Dieve, kaip tu man atsibodai. Suriko Kukarda, čiupo Nevėkšlių už pakarpos, įsinešė į vidų ir uždarė skrynioje. Pasėdėk čia, kol pabaigsiu statyti. Ir įsivaizduokit savo, bestatydama jinai Nevėkšlių visai pamiršo. O šis buvo toks kantrus ir prie visko pripratęs, kad ėmė ir užmigo skrynioje. Paskui jau nusileidus saulei, Kukarda gėrė arbatą prie krosnies ir staiga atsiminė Nevėkšlių. Jie atvožė skrynę, bet šis taip saldžiai miegojo, jog Kukė pasigailėjusi padėjo jam po nosimi bandelę ir vėl uždarė skrynę. Aha, ir aš pamiegosiu, tarė patenkinta. Pasistačiau jaukų namelį, vėl būsiu ponė. Ji užsikorė ant krosnies ir susisupo į antklodę. Aplink pasidarė šiurpiai tylu. Už lango vaiduokliškai švietė mėnulis. Po stalu tarsi kas judėjo, o už krosnyje girdėjosi niūrus švokštimas. Kukė užsitraukė antklodę ant galvos, bet pasidarė dar baisiau ir taip trošku, kad Kukė vos neužduso. Ji bloškė antklodę šalin, atsisėdo ir uždegė lempą. Langas buvo atviras, vėjas judino užuolaidas, o tarp jų piktai įsišiepęs bolavo kažkieno siaubingas veidas. Oji! Suriko Kukė, dar dėdama nuo krosnies. Šalin, šalin! Išeik, iš čia! Gūdžiai užkaukė baisenybė. Aš čia būsiu. Kukė puolė į pakrosnį, bet įstrigo ir visai paklaiko iš siaubo. O kai šalta ranka palietė jos nugarą, ji sukliko ne savo balsu, manė, kad baisenybė jai žnybė. Nežvėk šitaip, traukdamas Kukė iš pakrosnio, kalbėjo Nevėkšlius. Jau maniau, kad kažkas atsitiko, kai šitaip suklikai. Užkaukė baisenybė. Nevėkšlius užsikimšo pirštais ausis. Bene garsiakalbį būsi prarijęs, tarė jis langui. Galėtum ateiti dieną. Dabar mes nepriimam svečių. Ir tokių klaikių. Suspigo drebėdama Kukė. Na jau nesutiko Nevėkšlius. Paprastas liekas, tik išlipęs iš mėlynų dažų ir įsikandęs 3 vinis. Koks aš tau sliekas? Įsižeidė baisenybė. Dinkit iš čia, kol neprarijau. Dabar aš čia gyvensiu. Nevėkšlius linksmai įsišiepė. Nori bandelės? Tarė jis. Sliekas pabalino akis. Tai ką, nori ješ, sušnypštė lyg pradurta padanga. Tu ką, tyčiojiesi? Gailiai sukliko ir dingo trimtelėje slangine. Kukė iškišo didelę nosį iš skrynios. Jau nebėra? Netikėdama tarė. Visai nebėra? Ne, dar truputis liko, tarė Nevėkšlius, pasilenkdamas prie grindų ir paimdamas 3 vinis. Še, pasidėk. Kukė su palengvėjimu atsiduso ir išsirito iš skrynios. Bandelė nuriedėjo grindimis. Čia tau, lipšniai, tarė Kukė. Valgyk. Nevėkšlius padėkojo, įlipo į skrynę ir užsidarė. Pasigirdo čepsėjimas, atodūsis ir galop stojo tyla. Kukė nejučia dirstelėjo į krosnį ir sukliko. Angoje švietė dideliausios žalios akys. Mama! Suspigo Kukė.
Pabaisa šnopždama įsirito iš krosnies ir dunkstelėjo ant grindų. Ji buvo panaši į plytą, apaugusią salotinės spalvos spygliais. Nevėkšliau, padėk. Suriko Kukė lyg skęsdama. Nevėkšlius pakėlė skrynios antvožą ir nepatenkintas tarė. Bandelė buvo per kieta net nereikliems mano dantims. Galėjai duoti arbatos, būčiau pasimirkęs. Jis pasižiūrėjo į melodingai dūzgiančią pabaisą ir tarė. O čia kas? Dulkių siurblį pirkai? Zir, subirzgė baisybė, esu elektrinė ir labai pavojinga. Kur rozetė? Įsijungsiu į ją ir jums galas. Ant spyglių lyg ežys kriaušė jį nešėsi suviniota laida su elektrošakute gale. Nevėkšliu šaltai tarė. Nėra rozetės. Kad nori, junkis prie žibalinės lempos. Baisybė suglumo. Kaip? Nėra rozetės? Tai kur aš energijos gausiu? Kukė gali pasiūlyti tau bandelių, tarė Nevėkšlius. Bet nepatariu imti. Išsilauši dantis. Nebent pasimirkytum arbatoje, bet ta tinginė Kukė nežada keltis. Ei! Kukarda Patricija von Kvak. Išvirk arbatos. Kukė, net pavardinta pilnu vardu, neišleido iš po antklodės nė garso. Irgi mat, tarė Nevėkšlius. Išsigando kažkokios dyglė kiaulės. Baisybė pasišiaušė. Aš ne dyglė kiaulė. Aš elektrinė, Elektrinė nustebęs tarė Nevėkšlius. Įdomus vardas. Lygintuvas kartais tamstai ne pusbrolis? Baisybė įnirto ir šovė į krosnies angą. Skrenda, tarė Nevėkšlius, žiūrėdamas pro langą. Tikrai panašiai į savo pusbrolį. Kukė lyg prinokęs obuolys bumtelėjo nuo krosnies ir puolė kaisti arbatos. Ji įgrūdo didelę pliauską į krosnį ir bičiuliškai tarė. Žinai, ką? Dabar aš tave vadinsiu Vėkšliumi. Gali pas mane gyventi. Pataisysiu skrynioje patalą. Nevėkšlius susimastė. Haim. Sumurmėjo sau po nosimi. Vėkšlius. Vėplius ne, ačiū, geriau jau ne vėplius. O koks skirtumas? Geriau duok bandelių, tik šviežių. Suvalgęs 5 bandeles, tarė. Na, man jau metas. Tai nepasiliksi? Nuliūdo Kukė. Ką aš dabar darysiu, jei kas nors atsistos prie lango ar išlys iš kronies? Būta ko bijoti, tarė Nevėkšlius. Svarbiausia, nepulk slėptis, nes vėl įstriksi po krosnimi ir jie tave užnaibys. O dar sviesk į juos kietą kaip puspadį bandelę. Ir niekada nepamiršk jų tikrųjų vardų. Ne baisenybė ir ne elektrinė o. Sliekas ir lygintuvas, skubiai pridūrė Kukė ir nušvito. Oi, kaip paprasta. Nevėkšliau, tu nuostabus. Bet Nevėkšliaus ir pėdos buvo ataušusios. Jis keliavo šokinėdamas nuo grumsto ant grumsto, mojavo seną kepurę ir džiaugėsi saulėtų rytmečiu.